Prieš pradėdamas brokerio veiklą dirbau 1,5 metų logistikoje. Nusibodo rutina, norėjau pakeisti aplinką, o dar prieš logistiką teko gyventi ir dirbti Australijoje. Australijoje dirbau įvairiausius darbus nuo burgerio kepimų, dviračių nuomos iki autoserviso. Tai tikrai teko susidurti su daugybė įvairių darbų, bet ieškau tokio darbo, kur galėčiau turėti laisvę. Mane paskatino gal net prieš 2 ar 3 metus atgal domėjimasis apie nekilnojamą turtą. Aš sėdėdavau, naršydavau svetainėse, žiūrėdavau butus, namus, kurie parsiduodavo, per kiek parsiduodavo, tikrai domėdavausi ir pirmaisiais karantino metais norėjau ateiti, susisiekiau su biuro vadove Greta ir kažkaip išsigandau to karantino, išsigandau, kad nieks nieko nepirks ir tik praėjus 2 metam prisirašiau ir atėjau čia. Man Capital Smart biure norisi būti dėl kolegų. Susiradau naujų draugų, visi faini žmonės, visi protingi, motyvuoti, skatina tobulėti. Kas liečiant uždarbį, tai uždarbis yra beribis. Kiek investuosi savo laiką, kiek dirbsi, tiek ir uždirbsi. Tiesiog jaučiuosi kaip būdamas čia, kur turiu būti, jaučiuosi savas. Tai nelauktų 2 metų kaip aš. Jeigu turi mintį, tiesiog ateik, pasišnekėk, pasibandysi, pamatysi, nėra čia ko bijoti.